restoranas Palaima. Aš miške gyvenu, neturiu vandens. Žiauriai gerai, Gintai. Paplokit, žmogui. Kažką. Padarykite, nežinau. Ačiū. 100 eaters. Wow, sveiki visi. Aš esu Anykščiuose. Iš visų miestų. Šiandien yra Anykščių, šį savaitgalį yra Anykščių miesto šventė ir aš ją švęsiu. Šiandieną esu restoranas Palaima. Restoranas ir viešbutis iš tikrųjų, bet yra labai unikalus restoranas ant Rubikių ežero kranto, Mačionių kaime, atidarytas Porelės šveicarų. Labai unikali vieta, labai graži vieta, labai gamtiška vieta ir šiandieną viską apie ją sužinosim. Ir matom, jau ateina mūsų pasitikti. Stefan, pleasure. Hello, sir. Hello. Thank you so much for nice to meet you too. Thank you so much for making the time for us today. The main thing that comes to mind, obviously, a Swiss guy, a beautiful man like Stefan. How do you find yourself moving from Switzerland, one of the most impressive countries in Europe, to Anykščiai? My wife and I, we traveled a lot around different places in the world. And 2016 in August we made a tour with one motorcycle to Scandinavia. And we took the road through the Baltic states and we came to Lithuania, and the impression was so strong to start new life here, and we wanted to live here. So this process first started with this idea, and then step by step it came to this point that we are here today. And my wife is not here today, but we made this decision together, and she's also from Switzerland. That's absolutely beautiful. And what about, I had a question. So obviously you come from Switzerland for a bike journey, right? Yeah. You go through Anykščiai, you fall in love with it. So why is it, how did it become a natural decision to open up a restaurant and a hotel? Our passion was always to have guests and to provide a beautiful place and a good stay, and we liked when we traveled always places where the hospitality is, you know, familiar and not just a big. If you're not a number, if you come. Yes, that's how we built this, how we made the design, how we run it today. Amazing. Yes, and actually we drove not through this place when we drove with the motorcycle, but very close, and we found out later that the strong impression on that day we had to stay here in Lithuania is only 6 kilometers from here. I see. Because first we were looking for some land plot in Molėtai region, and then somehow circumstances brought us in this area, and then we chose this place, and then we found out it's very close to this impression we had. I've met quite a few people from other countries. Hungary, I had a good colleague from Hungary who moved to Lithuania, fell in love with the nature, fell in love with everything about it. And I see a pattern. I see a pattern of people, you know, from Europe, from the West maybe, finding and discovering Lithuania and then, you know, laying their foundation here. Do you sort of want to promote Lithuania to your, you know, to Switzerland, to your friends, to your families abroad? Yes, of course, we are making bridges from Lithuania to Switzerland. We also have a non-profit organization in Switzerland. We are doing a social project in Lithuania. Excellent. That's actually the foundation here, this hotel, and we are doing a social project. We supported the Mother and Child House not far from here. That's beautiful. They taking women of the difficult living situation, life situation, and this project is now running good. And the future project here in Majonis, like a continue project that it will be living and working in the same place. Wow. And that helps these people to re-socialize. We are trying to, our goal is to do more and more jobs in this rural area from Lithuania. That's such an amazing mission. I completely understand where you're coming from. I love that about you. And the fact that you're from Switzerland doing this God's work in Lithuania is super, I don't know, it's humbling. You know, I'm not doing that. My friends aren't doing that, but you are. So I love, thank you. Thank you for doing that. It's really a big deal. That's amazing. Okay, what's your favorite place in this whole yard, the huge yard that you have? Of course, at the sauna, at the lake, yes. On the bridge.
every day. I made already so many photos from sunset. Every time it's beautiful. And if you walk in the very back to the forest, there is a very nice place, quiet place. You can think about your life and rest and. My God, you sound so peaceful and so at peace. That's also the name, Palaima, you know, like a blessing, and it should be for everybody who comes and stays here, eats here. That's a blessing for them. That's it. He can come after stress from work and daily business. He can relax, he can slow down, listen to the birds and not the sound today, but Mr. Schwente, it's okay. But yeah, it's beautiful here in every season, autumn, winter, spring and summer. Do you fish? I did once. Go on. Did you catch anything? Yes, but just small. It's still a fish, it still counts, That's what I catch, these fish, but it's still a fucking fish, okay? Still counts. Šiandien yra didžiulė diena, bet kokią atveju, nes mes turime mano kompaniją, čia mano artimiausius draugus ir Ryčka, tai šiandien tikrai manau, kad bus labai linksmas vakaras su jais. Galim trumpai pristatyti, čia yra Šarūnas. NT Vilkas, nematęs bobos metus. Domantas Vaznys, tiesiog legenda. Sereikis, e-commerce, BMW ir paskola. Ieva. Ranka. Yra Future Famous brandai, kurie aš jau minėjau pradžioj, kaip mato, Just Call Me Honey, baby. Ir Loreta, mano antroji pusė, gražuolė, princesė. Ir Stefan, sorry for that, let's talk about the fondue. Quite a soup, a general from Switzerland, a special dish from Switzerland with cheese, different cheese mixed together, melted, and you can eat it only with bread or as we have here with some meat together. You can put also tomato inside, cucumber, and you put it on the fork, stir it a little bit, and then check that it's not too hot before you put it in your mouth. What cheese is that here? This is this Alp. From the Alps. Yes. Nice. It has like a strong flavor. Yeah, and it's like from really wild cows from the Alps, and mixed with some wine and some special recipe. Net pagaliau atėjo mūsų lauktas antras patiekalas. Šiandien mes ragausim tikrai locally brewed stumbro degtinė premium. Ta, kur su korku, šiaip tai. Ta, kur su korku, kaip sakė jo tėvukas, tokia būtų gera kaip greigusas. Taip, kad aš patikėjau tai žodžius, dabar geriu tik tai. Šiandien anykščiai miestų šventė. Šaika, aš noriu šventę šiandien. Nesuprantu, apie ką mes šnekam. Bet vis tiek, turbūt didžiausias tostas šiandieną kyla Štefanui už tokį inputą Lietuvai, ne anykščiams ir antram Ričardai Sereikiai. Ričardai, už tavo svetingumą savo mieste, už tavo šeimą, už visus ir ačiū už viską. Cheers. Atėjo mūsų pagrindiniai patiekalai. Šefas šiaip turėtų to irgi ateit mums papasakot, apie ką mes čia valgom, bet be šefo pagalbos, aš manau, mes sugebėsim suprasti, ką mes čia valgom. Trumpai tariant, wontons, kas viduj, nežinau. Jautiena su, kaip vadinasi, arončinis, man atrodo, rice balls. Taip, arončinį, tartaras, jautienas, taip? Pelienas, su putpelės kiaušiniais. Ten nepaldus atsu. Atlantika kažkokia. Pelijas. Nice, palija. Ir ten gale yra Ričardas. Žaka, nelaukiam, važiuojam, valgom. Enjoy, guys. Pasipasinčiu šitą gal tiem, kurie nevalgė jau kol kas. Paimsiu kitą lėkštę kitų wontonų. Šiaip, amazing food, ne? Tikrai. Kas man duos wontonų? Ar čia čia? Dobra. Ir ta mėsytė labai skani. Arončinį, wow. Įdomi, koks čia? Paelė? Paelė. That's beautiful, man. O kas nori dar mėsytės? Mane? Mėsytės, aš norėsiu. Gerai. Mėsytės. Nori žuvytės? Žuvytė mėsytė. Thank you, man. Oi! What a deal. I love it. Esam atelni.
Aišku. Nesimatęs? Aišku. Pasko. Neatsimenu. Sulaukim šefą, šaika. Sulaukim šefą, praėjo porą valandų, bet jis čia. Vardas Gintas, taip? Taip, esu Gintautas. Taip. Tai esu Palaimo šefas. Super. Darau valgyt. Tai mums tu padarai visą šitą puodą šiandien, taip? Jo, šiandien visą puodą, aišku, su komanda vienas. Faktas. Mes viską išvargėm, aišku, pabaigėm iki paskutinio kąsnio viską. Mėgstamiausi patiekalai buvo A. Tartaras, B. Žuvis ir C. Man jau čia buvo jautiena, iš tikrųjų, su popkornais. Netikėtai buvo visai, lyg tai būčiau kino filme. Žinai? Panašiai. Kaip tu čia atsiratai? Pasakok man biškį apie tą visą istoriją. Istorija tai labai šiaip įdomi. Draugas, pirmas šefas buvo ir mes geri draugai. Aš ir dirbau virtuviai, tai jis pakvietė, tiesiog reikia pagalbininką. Dar neatsidarėm, dar čia strojkės vyko. Taip. Čia plitelės, kitą dieną atsidaryta. Ir va, pakvietė, žodžiu, kažkaip prilipau. Ir tada, aišku, jis ten jau toliau tęsti kažkur eiti. Tai aš tada perėmė visas pradžias. Ja. O tai iš kur tu pats esi šiaip? Aš iš Anykščių. Aš Anykščių. Kokią gimnaziją baigiai? Gimnaziją tai Antano Baranausko. Ir tada perėjau į profesinę mokyklą, į technologijas. Ja. O gal profesinė buvo Alantoj? Ne, Anykščių dar. Anykščių dar buvo. Ja. Nes mūsų turim vieną, čia esame visi Vilniečiai, Biržiečiai, turim vieną Anykštėną, bet jisai baigė Jono Biliūno gimnaziją. Sakė, ten būdavo žoskai baisu, daug patyčių. Nežinau, kaip būdavo pas tavo mokyklai. Irgi viską buvo, ko tik nebuvo. Bet tu jaunas šefas, kiek tu metų? Man 26. Tai mes vienmečiai? Ja. Pažiūrėk į save, pažiūrėk į mane. Aš tai va, iš pavirtuvės. Bet wow, kaip faina. O tai Anykščiuose gyveni turbūt? Ne, aš Virintui, aš miške gyvenu, neturiu vandens, neturiu dušą, lauko tualetas, bet taip. O tai papasakok biškį apie kodėl ir kaip? Kodėl tu nusprendei taip gyventi? Ar čia... Turiu kletelę, aišku, ten tokią. Faina. Ir... Bet kodėl, tai man labai šiaip gamta patinka, tiesiog atitrūkti, aišku, nereikia užsisėdėti ten gamtoj, pasižmonėti kartais reikia, bet šiaip man labai patinka. O tai žiemai nebūna vėsu? Žiemą, tai dar nebuvo apšildintas, kaip antras aukštas apšildintas, apačia ne, tai išlindė toks, kokie 5 šilumos toks, va. Bet maudausi, žinai, žiemą. What a man. Nes mes irgi buvom atradę tokį cold plunges, tai varėm į, ten Vilniaus ežerą vieną tokį. 5 kart buvom, po to pasikau COVID, nebebuvom. Tai taip sakant. Bet, wow, tokia faina. Jo, tai va taip va. Apie COVID priminį, tai aš irgi buvau susirgęs ir įsivaizduok, praradau skonį ir kvapą. Kaip šefas, blėt. Dirbau, viskas, nebegaliu užuost. Neapsimoka jau cigaretės rūkyti, jau nieko. Ir metai? Ne. Bet jo, buvo įdomu, taip, toks įdomus reikalas, kaip naujai gimęs tada turi, ten pradėjau uosti, ten dar visokius dalykus, ten dar kažką kaip kūdikis koks, tai nežinau. Geras. Įdomu. Žiauriai faina. Klausyk, Gintai, mes laukti 2 valandas, ateip ir per 5 minutes mes turėjom puikų pokalbį. O tai dabar taip, žiūrint į ateitį, vis tiek esi šefas, rimto restorano šefas. Ačiū. Ne, labai tikrai, mes maistą esame ragavę daug šalių ir daug vietų, bet šiandien buvo ypatingai skanu, ypač tartaras, dar kad pabrėžiu. What's next for Gintas? Koks tavo kitas žingsnis? Ar tu planuoji labai ateitį, ar tu neplanuoji ateitį apšė? Koks kitas žingsnis, tai labiau susipažinti su tą natūralia, gal labiau gamta, ką duoda, aš va tą ir stengiuosi daryti. Pavyzdžiui, uogas ar kokias dar ten. Tai viskas pats renku, arba mūsų komanda, jeigu netingi parinkti iš savo namų, ar dar važiuojam miškan, ten kokių kartenių, karčiųjų, viską. Tai esmė man yra labiau išmokti va to. Natūralumo tokio, ne? Jo, natūralumo. Sustainability tokio, įsivaizduoju. Porą šautų. Tai 2 desertus. Nu, Max, jo. Galim 2 desertus šaut. Tai galiu... Tik tai ir yra? Ne, aš specialiai. Čia tai jau. Specialiai, jogurtinį. Jogurtinį, gerai. Davai, tai jogurtinį galima pavadinti. Gerai, galiu ledus ir jogurtinį. Davai, tinka. Ačiū, Gintas. Ačiū. What a fucking man. I love Gintas. Wow. Amazing. We met the chef. Cool. So, how did you find the Gintas?
He was working from the beginning here, almost from the beginning, From what beginning? 2021. And we had another chef, and he was like the Assistant. yes. And then the chef left to Iceland, and I asked him, "Would you like to Work here? Yeah. stay here and be the chef?" And then he was, maybe. I said, "Yeah, I will help you and support you and give you the freedom to grow." And as you see, he did. Wow. Amazing, guys. I think we had a great time today. Honestly, my first episode ever filming with a crew, with my friends, and it was a very special place. You know, finally, we met Gintas, the man behind the show. And I fucking love Gintas. What a man. He's so young as well. Yes. Good energy, good energy. You have a good type. You hire well, I see. Tas jogurtinis, kas čia? Tai granita. Žalias yra iš salotų, gurkai, pankoliai, špinatai, romaninės salotos, salieras, stiebas, krapo aliejus, baltas yra baltas šokoladas jogurtas, paprastai baltąją šokoladą karamelę, ant viršaus yra gurkas su krapu. Tai toks neįprastas desertas, bet... Neatrodo įprastai, krapai, agurkas, what is this, a salad? Jo. Tai ragajam? Bus big spoon, čia su šito, tai bus. Čia didžiausiai reikia. Come on, guys. Tikėtas. Koks aliejus, sakai? Aliejus yra krapo. Krapų aliejus. Aš jau esu turbūt vienas iš didžiausių krapų fanų pasaulyje po mano močiutės. Jis sakė, be krapų nebūtų pointo gyventi. Ne, tai pritariu. Tai sakė. Tada parodysiu. This is fucking amazing, Gintai. Tai mes visi esam lietuviai. Ir mes taip gerai žinom šitos skonius, bet taip jų nesam ragavę tikrai. Čia yra geriausias desertas, kokį aš gyvenime valgęs. Bet aš rimtai sakau. Jo, bet rimtai, paragauk. Nu gerai, paragauk. Baisiai gyvas, Gintai. Aš nieko nesitikėjau panašaus. Jo, geriausia kombinacija būtų su žaliu ir su baltu kartu juose. O eik tu sa... Ten ant kampučio yra gurkas, tas kalnas. Jo. Labai žaluminai jaučiasi. Tai yra baltas šokoladas, ar ne? Kaip? Baltas šokoladas, Jo, minėjai. baltas šokoladas su jogu. Žiauriai gerai, Gintai. Duokit, pavisuokit jam. Imkit. Čia kaip samanos. Man... Ok, Action Bronson. Taip. Ragauk. Bet žiauriai gyvas. Ir tie traškučiai. Taip. Traškučiai. Baisiai geras. Nežinau. Bet tai kaip gerai, kad sulaukėme, ne? Nu, aš Šiaip ir gerai, nes jeigu su patiekalais gal jau būčiau atėjęs, tai čia šnekam visko, man akis jau trukčtų, čia šala maistas greitai. Tai mes laukiam, bet ne. Praleidau, ar kaip gimė idėja tokį dalyką sumiksint? Kur atrodo šiaip nemiksintam, taip pat. Šiaip klasika yra, granita yra šiaip italų toks išmislas, o baltas šokoladas irgi su jogurtu yra klasika irgi. Tai tiesiog sumiksinimas. Šitas žalis yra granita? Jo, granita. O kas tai? Granita yra, pavyzdžiui, šerbetas, šerbetą jau žinai. Jis toks klampesnis, o granita granitiškas. Granit. Tam, kai žinotų, granitą. O tai ir viską, aš esu daręs duonos granitą, irgi žiauriai fainiai buvo. Gerai, Gintai, iš tikrųjų dabar tas nebelakysiu, bet tiesiog žinok vieną dalyką. Čia mums davai puotą su pagrindiniais patiekalais, bet čia mums davai vakarėlį. Ir absoliučiai šventę su desertu. Aš nežinau, aš kai užbaigsiu turbūt, nes čia nieks nevalgys. Bet tiesme, ačiū labai tau už tavo pasakojimus, už tavo pokalbius ir tiesiog žinau, kad su tokiu pokalbiu, tokiu požiūriu mes visi labai norim grįžti. Ir aš manau, kad žiūrovai tą patį supras, kad tas paprastumas ir tas tiesiog natūralus talentas iš tavęs, kuris plūsta, labai matas. Tai ačiū labai tau dar kartą. Maladės. Dėkui. Ačiū visiems paplokit žmogui. Kažką. Padarykime, žinau. Ačiū. Ir ačiū visiems, draugai. Jo, tikrai, 10 balų. Tai lėksi dabar... Išventa. Šventa, ja. Iš Pautanas. Gerai, aš varau, einu... Ačiū. Labai skanu. Ačiū. Grįžau. Daug man tą desertą. Arba nedurė pagauti. Liko, žinok. Desertas tai kosminis. Visiškai mane išnešė, karačiai, realiai. Bet, wow, neįmanoma buvo tikėtis.
Ačiū Palaimai, ačiū Štefanui, ačiū Gintui už puikią vakarienę. Ačiū mano draugam, kurie mane palaikė per ją visą, šnekėjo su mumis. Ačiū Ričardui, kuris išlemeno bent 2 žodžius per visą vakarą. Tai ačiū tau, Ričardai. Ir dabar... Belekas buvo Palaima, ačiū jums. Ateikite Palaimą. Viso. Iki. 100 eaters.